Tai va, bet ne apie tai 19:30, manau, Simpsonai startuojam su prakalbom ir Maršalo programos pristatymais, negaišinam visų laiko, tai sveiki, kas prisijungė. Automatiškai ir iš karto norėčiau padėkoti už jūsų suplanuotą skirti mums LŠF laiką. Ir trumpai tariant, mes prieinam prie LŠF Maršalo, tokio kaip projekto, tokio kaip asmens, galima sakyti, vedimo į žaidimo teritoriją, ir apie tai tikriausiai visokiomis formomis esat girdėję labai daugybę laiko, nes principai kiekvienas organizatorius turėdavo vis skirtingus tos maršalus, ar geltonas korteles, ar softo policiją, kaip pavadinsi, taip nepagadinsi. Tai LŠF šiuo metu nori tą padaryti, kaip čia pasakyti, Lietuvos nacionaliniu mastu ir iš esmės įtraukti kiek įmanoma daugiau organizatorių ir jūsų žaidėjų, kad mūsų Airsofto kokybė su kiekvienu organizuojamu renginiu vis gerėtų, tobulėtų ir taip mes patirtume kiek įmanoma geresnį laiką. Tai manau, kad Simpsonai, kadangi ta programa yra Simpsono kūrinys, galima taip sakyti, ne Simpsonai, nepajuodinsiu, LŠF, Simpsono kūrinys, kuris yra šito projekto lydas, tai ją pačią pristatys taipogi Giedrius J.J. Simpsonas. Tai Simpsonai, tavo mikrofonas ir tuomet važiuojam. Gerai, garsas gerai, ne? Ok. Tai jo, trumpai aš J.J. Simpsonas, netiek daug žaidžiu kaip kai kurie. Šiandien pas mus daug žmonių yra komandoje, kurie gali biški čia pamoderuoti. Tai dar toks trumpas intro, kad tikriausiai viršuje savo rasite tokį chat mygtuką, tai jeigu norite, galite parašyti klausimus, kuriems kyla eigoje. Mes pasistengsime juos įtraukti iš karto į klausimų atsakymų sesiją pabaigoje, nes labai abejoju, kad tarp 50 žmonių spėsi matyti kilnojamas rankas. Kunigėlį, paprašysiu tavęs, jeigu galėtum pasižiūrėti, kad būtų participantai dabar ant miuto, nes visi nauji prisijungia ir visi šoka ir mes vis turime tokio... Aš jau gaudau juos ir mutinu. Tai yra mute all mygtukas viršui prie participants. Jo, tai gerai, tai tas grace period 5 minučių vėlavimo į pabaigą, tai atsiprašome, kad truputį komunikacija buvo hektik ir įmetėm tas nuorodas, niekur nepažymėjo, kad vėl startuojam 19:30. Tai čia teko biškai hebrai palaukti. Ačiū už kantrybę, ačiū, kad palaukit. Važiuojam. Tai gerai, Maršalo programa, aš J.J. Simpsonas ir kaip ir šitos idėjos lydas ir temos, kas dar nematėt, bus šiandien tokios. Labai neišsiplėsim, bet temas pamatė čia tiem, kas žiūrės video, po to, kai šitas įrašas išeis live į YouTube. Ir kas tai iš principo yra per iniciatyvą. Tai kaip ir šiek tiek kalbėjom ir Discord'e po to su kai kuriais ir dar kartą pasikartosim Kuko žodžius, tai nėra naujiena kažkokia, tai nėra kažkoks, nežinau, neatrastas dalykas. Visi organizatoriai turi savo personalą, vieni daugiau, kiti mažiau ir jie tokius kaip orgai vadinasi pas mus Lietuvoje arba užsienį vadinasi maršalai. Tokie žmonės visą laiką egzistuoja žaidimuose. Pas vienus organizatorius tokių vaikštančių po teritoriją žmonių yra daugiau, pas kitus mažiau, pas vienus jie iš vis nevaikšto, vyksta tik, būna tik registracijoje ir, tarkim, pateikia mums skanų troškinį. Labai blogas garsas. Ok. Labai good garsas, bent jau man. Ok, kiti sako, kad geras. Čiki geras. Ok, tai tada skill issue. Ok, let's not go that way. Tai va, tai iš principo mes čia esmė kokia, nieko naujo mes nesugalvojom. Bet dabar pats principas yra toks, kad norime matyti šitos maršalus visoje Lietuvoje, tokia yra idėja, ne tik, kad čia yra Vilniaus ir Kauno prikolai, bet kad tai būtų visoje Lietuvoje.
ir kad Vilniečiai važiuotų žaisti į regionus, ir regionas atvažiuotų, užsuktų pažaisti ir kažkur prie Vilniaus ir Kauno ir panašiai. Ir kitas akcentas yra, kad šitie maršalai bus kaip pagelbės ne tik tai tą patį žaidimą vystyti, bet ir prižiūrėti, bet ir šiek tiek padės patiem organizatoriam, nes, kaip ir minėjau, kai kurie organizatoriai nedideli ir pas juos yra stinga personalo. Tai bus vienas iš tokių maršalo antrinių funkcijų. Dabar, kodėl matome, kad to reikia bendruomeniai, tai jeigu matėte Šrato legendas YouTube, kurį daro Shadow Stalkerį, tikriausiai, tarkim, Nerijaus Stankaus Lukašenkos video ir to pačio TK video, tai nepameluosiu, jeigu būdavo 20-30 žmonių, tai čia būdavo bigėjimas. Po to tie bigėjimai vis didėjo, kol šiandien dienai net ir Panevėžy susirenka ten 50 žmonių pažais. Atrodo, net ir Panevėžy, bet anksčiau Panevėžy Šratasvydžio nebuvo, bet dabar turime klubus net ir mažesnėse miesteliuose. Tas pats nesenai nuskambėjęs Kovinis Vėžys turi klubą labai aktyvų. Tai turime labai stipriai išaugusią bendruomenę. 1000 žmonių žaidžia bent porą kartų per metus, vien Šrate, o dar yra krūva organizatorių, kurie nėra Šrate. Taip pat turime didžiulį prieinamumą replikų, ta prasme ekonomika išaugo, replikos labai atpigo ir relatyviai replikos pasidarė labai prieinamas Airsoftas ir visa įranga. Taip pat turime smarkiai įsitraukiančių naujų žmonių, kurie yra nepilnamečiai, turime ir jaunimo tam tikras lygos apraiškas, tai yra Kariauk LT Vanagų organizuojama serija. Kitos iniciatyvos, tose pačiose Šiauliuose, to pačio Kovinio Vėžio iniciatyvos. Tai labiausiai gal opus dalykas yra tai, kad mes turime tokią savireguliaciją Lietuvoje ir tai yra super gerai. Tai reiškia, kad mūsų labai itin nereguliuoja ir mes neturime ten kažkokių labai griežtų įstatymų tiek ginklų, tiek replikų atžvilgių, lyginant su kitomis šalimis. Jeigu esate susipažinę, pasižiūrėkite, kokia situacija Australijoje, kur iš vis naugau, arba Portugalijoje, kur visi laksto su salotiniais kalašais. Tai mes džiaugiamės tuo, ką turim ir norėtume tai išsaugoti ir Šrato programa yra tame. Dingo prezentacijos skrynas. Tai vienas dalykas paprašyčiau susilaikyti nuo tokių vaikiškų replikų, nes aš paprašysiu, kad balaklava ateitų pas jūs. Ir tuo mes sutvarkysim tą prezentacijos skryną. What the jeigu taip neveikia, tai tada mes leisim taip. Share. Pliama, čia kaip papapina man tie žaidėjai. God damn it. O dabar matote? All good? Tai aš pasižiūrėsiu, kaip atrodo iš kito ekrano. Mato. Kliuksų krūva. Gerai, biškį čia prasukam. Bam. Gerai, tai žodžiu. Norim išsaugoti tai, ką turim, maršalų tam reikia ir turim tą visą politinę situaciją dėl karo Ukrainoje, dėl visokių vatų ir bla ir panašiai. Tai dėl to mums reikėtų tiesiog turėti toliau adekvačią savireguliaciją. Kitas dalykas, turim krūvas orgų, kurie inventina savo taisyklės ir važiuojant tarp skirtingų orgų mes turime granatą 4 metrai, granatą 10 metrų, ar tai spindulys, ar diametras, ar skylė nuo alkūnės iki piršto, ar nuo kelio iki čiurnos, mediko taisyklė galioja, mediko taisyklė negalioja, liemenės reikia, nereikia. Krūva dalykų ir po to mes, kadangi turime tam tikras nacionalinės taisyklės, jeigu jos toliau nebus saugomos, mes automatiškai, tiesiog nuvažiavę į kitą geimą, būsim pripratę prie vieno dalyko, nuvažiuosim į kitą regioną, automatiškai turėsim taisyklių kažkokius pažeidimus ir konfliktus dėl to, kad, taisyklės skiriasi. Ir Šrato maršalas iš principo prisidės prie šitų nacionalinių taisyklių, kaip čia, skatinimo, viešinimo ir puoselėjimo.
Dabar daug klausia manęs, ką veikia šrato maršalas, tai iš principo labai paprastai jisai veikia identiškai, kaip veiktų pas organizatorių jo kažkokie paskirti žaidėjai, tai jis dalyvauja renginėje kaip žaidėjas, susimoka už bilietą ir panašiai. Tik jo tikslas yra informuoti organizatorių, žaidėją ir LŠF apie pastebėtus pažeidimus. Dabar kuo tai skiriasi nuo paprasto žaidėjo? Paprastas žaidėjas neinformuoja dažniausiai. B, organizatoriai ne visada išgirsta paprastą žaidėją ir linkę praleisti, sakykime, jo pastabas pro ausis, tai šitoje vietoje šitie LŠF maršalai turės šiek tiek didesnį svorį ir egzistuoja konfliktai tarp organizatorių ir žaidėjų ir tokiu atveju būna vienašališkai stipresnis teisus, tikriausiai visada organizatorius teisus, tai šitoje vietoje mes turėsime tokią trečią šalį, jeigu toje situacijoje dalyvaus ir maršalas. Ir galės kažkaip tai medijuoti arba galiausiai visą tą klausimą perkelti į LŠF lygį. Kitas aspektas, jeigu mes, tarkim, turėtumėm 50 šrato maršalų visoje Lietuvoje, tai tikėtina, kad vienam ar kitam žaidime būtų ekstra po vieną kitą žmogų stebinti situaciją, nes, tarkim, tam pačiam Radviliškiui kokiam, tenais tikrai nebus ant 40 žmonių 5 maršalų dabartinė situacija. Bet jeigu mes išplėtosim šią programą, galbūt atsiras 5 maršalų, kurie padės prižiūrėti visą šitą reikalą. Tai dabar, kaip ir viskas, aišku, praneša ir ten sprendžiasi. Aš labai nedetalizuosiu, kaip mes vystysim tos procesus, nenorim duoti galimybių pažeidėjams, sakykime, bandyti išvengti maršalų veiklos. Tai čia bus su maršalais atskiras klausimas. Dabar, ko maršalai nedaro, esminis dalykas, jie nėra žmonės arba organizatorius atstovai arba darbuotojai. Tai, pavyzdžiui, turėjom diskusiją su tokiu Žaliu iš Moskito, su kuria organizuoja labai įdomius LARPo geimus. Jų didžiausias rūpestis arba susirūpinimas dėl maršalo programos yra tai, kad, jie turi labai daug specifinių taisyklių. Tai jie maršalai negalės aiškinti tenais labai detaliai specifinių taisyklių, jų tikslas yra dirbti prie LŠF bendrųjų saugumo taisyklių. Ir jeigu yra kažkokie tai scenarijus nukrypimai ar kiti aspektai, tai nėra maršalų kompetencijos lygis ir jie dėl to nėra tokie tiesioginiai organizatoriaus atstovai, negalima ant jų rėkti dėl prastos registracijos ar dėl prastų parkingų. Tai nėra jų darbas. Dabar jie nėra vienašališkai sprendžiantis konfliktus. Čia dar vienas aspektas, kai kas sako, kad maršalai bus OP ir kad jie ateis ir ten maždaug apšers visus vėliavom, kad čia bus Napoleono kompleksai ir kiti neigiami blogi dalykai. Tai jų darbas yra informuoti organizatorius darbas, kuris registravosi programoje, gebėti išgirsti, išklausyti ir priimti sprendimus ir be abejo maršalo darbas yra informuoti LŠF ir LŠF taip pat privalo priimti sprendimus. Dažnai turime situaciją, kai žaidėjai bijo dėti vėliavas organizatoriam, kitiem žaidėjam, nemano, kad tai verta ir panašiai. Tai šitoje vietoje maršalas labai smarkiai prisidės, nes jo komunikacija po to nukeliauja iki LŠF ir turime tokią galimybę uždėti vėliavas arba ten kažkokius atsiliepimus palikti arba komunikuoti su organizatorium jau LŠF lygiu. Tai reiškia, kad nebus taip, kad ant manęs užsisėdo organizatorius, nes aš ten blogą palikau ten kažkokį atsiliepimą arba ten mane ten mobina Discord'e dėl to, kad aš kažką ten pasakiau. Tai bus tam tikras anonimiškumas ir tam tikras šildas nuo šito reikalo. Tai vat. Pats maršalas nors ir nedalina vėliavų, bet jis kaip žaidėjas vis tiek pasilieka tokią teisę. Tai reiškia, kad jeigu maršalas turėjo kažkokią labai konkrečią situaciją, kurioje pats dalyvauja ir jis mano, kad jis nori uždėti vėliavą, jis tokią teisę išlaiko. Taip pat kaip tokią teisę turiu aš arba bet kuris kitas LŠF narys arba dirbantis LŠF valdyboje, mes sėkmingai tai galima daryti. Tiesiog tai nebus LŠF maršalo kontekste. Tai va. Ir dar esminis dalykas, tai nėra vienašališkas maršalo sprendimas kažkokia, tai kai jeigu žaidėjas gaus vėliavą, tai nebus tiesiog, kad maršalas paėmė ir nusprendė vieną savo, nuėjo prisijungė ir uždėjo, jeigu kalbant apie LŠF vėliavas.
ir panašius dalykus. Dabar greitas toks comebackas, Hebra nedėlioja vėliavų ir panašiai, aš nežinau, ar jūs suprantat, bet tikriausiai čia yra, nežinau, esminis dalykas, kodėl veikia Amazonas ir visi kiti dalykai, kad jam labai svarbu yra, kad kai perki daiktą, kurio nežinai, tai pasiskaitai review. Tai čia tas pats, atvažiuoji žaidimą, nežinai, koks ar geras ar blogas organizatorius, pasiskaitai jo review. Važiuoji žaisti, nežinai, ar tau patiks žaidėjai, ar patiks kontingentas, pasižiūri, kokie žaidėjai turi daug žalių vėliavų, žiūri fainą, gerą Hebra, varau žaisti. Tarkim, kaip vienas iš rodiklių. Tai dėl to vėliavos turi tiek, visi galvoja tik apie raudonas vėliavas, bet tiek žalios, tiek raudonos vėliavos visos turi savo vertę ir visos suteikia tam tikrą naudą bendruomeniai. Dabar šokant į gyvendinimą, kaip mes tą dalyką darom, tai mes jau praėjome registraciją, komunikaciją organizatoriam, turėjom su jais vakarienę. Dar neskelbėm apie prisijungusių mūšio frontą, bet prisijungė ir Donatas su mūšio frontu prie šito reikalo. Pirmadienį išėjo registracija su tokiu mini testuku, kaip pirmam evaluationui. Žinau, kad kai kas nerimtai pasižiūrėjo tą reikalą ir biškį ten pasimatavo. Tai bet po tuo testuku mes nebaigsim, po to dar turėsim šiek tiek mokymo, onboardingo, taip vadinamo įvedimo į šitą programą tiems žmonėms, kurie bus atrinkti. Testuko užsiregistravimas nėra automatinis jūsų, kaip sakant, aprūvas, kad jūs esate jau priimti į programą, tiesiog norim pasišnekėti ir su pačiais žaidėjais, kurie atvaro žaisti. Nes su vienais klausimų yra, su kitais klausimų nėra ir tie, kurie atvažiuoja žaisti ir kartu būti LŠF maršalais, manau, kad jiem turės būti taikomas šiek tiek aukštesnis, kaip čia, kompetencijos ir etikos lygis, nors jie be abejo yra tik tai žmonės ir jie nėra visagaliai, bet mes to tikimės, kad jie iš savęs to supranta, kad toks jiems bus keliamas tikslas ir kad kartu su didelė galia ateina didelė atsakomybė. Tai vat. Kitas aspektas, maršalų gyvenime labai svarbu yra viešumas, tai mes labai tikimės turėti tokį maršalo ID, tai reiškia, kad jeigu žaidžiate ir turite konfliktą ir ten pradeda draskyti akis ir panašiai, tai maršalo ID bus vienas iš tokių aspektų, kad jūs paprašote žmogaus niko, jis ten nesako, jūs traukat maršalo ID, parodot maršalo ID, pasakot, aš esu LŠF maršalas, kviečiu organizatorių ir organizatorius yra registruotas programoje, jo darbas yra aktyviau reaguoti negu tai, kai būna įprastas žaidėjas, kai kreipiasi. Toks yra iš principo tikslas ir sprendžia tą situaciją truputį in more expedited way. Tai bet visi maršalai bus listinti mūsų svetainėje, jie taip pat turės bendrą listą su organizatoriais, kurie dalyvauja šitoje programoje, tam, kad galėtų komunikuoti, bet tiek maršalai tiesiogiai su organizatoriais. Netolimoje ateityje planuojame, kad maršalai turės ir maršalo liemenes, tai reiškia, kad jeigu jie atvažiuoja padėti organizatoriui kažką chronuoti, ar chronuoja žaidimo metu, ar vykdo kažkokias kitas pareigas, kurių metu jie nėra žaidėjai, tai reiškia, nelaksto su replika ir nešaudo, tai kad jie turėtų tinkamą, sakykime, safety equipment, identifikaciją, kad jie dabar atlieka grinai tokią organizacinę veiklą renginio metu. Ir kartu su Šrato nauja versija, naujų skinų, mes tikimės, kad artimiausiu metu bus galimybė pažymėti maršalus ir tame tarpe tikriausiai ir LŠF narius, kad juos būtų galima aiškiai išskirti tiek Šrate, kai jie registruojasi pas organizatorių, tiek pas tiem patiems žaidėjams, kad jie matys, kad šitam teamui yra LŠF maršalas, arba čia važiuoja į šitą pusę bus LŠF maršalai, jie dalyvauja šitoje programoje ir panašiai. Ko dar nepaminėjome, tikimės, kad pavyks susitarti su organizatoriais ir kad jie aiškiai identifikuos savo renginiuose, kad jie dalyvauja šitoje programoje ir padidins programos viešumą ir šiek tiek, kaip sakant, prevenciškai įspės nenorinčius piktybiškai arba, apsimeskim, nepiktybiškai laikytis taisyklių, kad yra daugiau akių, kurie stebi situaciją. Tai va. Galvoju, ko aš dar nepaminėjau. Viskas. Sudrožėm per 20 minučių šitą klausimą. Dabar yra laikas raustui. Pradėkite raustinti mus.
Nežinau, ar klausimų buvo, bet aš labai greit sudrožiu, nes vis dėlto yra trečiadienio vakaras ir dabar laikas mus paraustinti. Čatuose mačiau tik tai daug visokių all good, matėm, bla bla bla, skilaišių. Ok, hebra, tai labai briefly sukaliam visą info. Ok. No skill issue tenais. Negi hebra neturėsite už ką paraustinti. Taigi, nu gerai, aš mačiau čia gerai, Simpsonas gražus, labai fainai, viską matot. Negi viskas taip cheesy, aфиgenai su to maršalu. Negi nėra problemų. Kodėl visi mato problemas Discord'e? Kodėl nieks neklausia, kur LŠF pinigai? Ok, čiapas, geras klausimas. Kas kontroliuos maršalų darbą ir prižiūrės jų darbą, ne? Tai toks feedbacko lūpas kaip veiks. Ok, labai paprastai. Pirmiausia, kad jeigu maršalas gauna, pavyzdžiui, na, kaip žaidėjas, bet yra maršalas ir, tarkim, turim problemų su juo ir jis gauna vėliavų dėl savo elgesio, tiesiog kaip paprastas žaidėjas iškart keliauja ant review ir jeigu tenais yra rimti pažeidimai, tiesiog jisai kuriam laikui mes padėkojam jam už darbą, bet nu, jis negali būti maršalu, jeigu jisai turi kažkokių tai rimtų pažeidimų kaip žaidėjas. Dabar jeigu mes gaunam, jeigu tarkim maršalas tenais labai pradeda pastoviai vertinti situacijas ir jos tarkim vertinamos yra, na, blogai, na, jis pamatė konfliktą, jis įvertino situaciją ir mes gaunam tokią info iš organizatorių, vėlgi eina žaidėjas, maršalas eina į review ir jeigu jis matom, kad tenais neina jo pataisyti to klausimą, galbūt daugiau mokymų, daugiau pasišnekėti su jo dėl tų situacijų dviprasmiškumo, vėlgi atsisveikina su maršalo tokia kaip ir pozicija. Simpsoną aš įsiterpsiu iš Q&A serijos yra Danielius Ragožas klausimas. Aš sakau. Ai, sakė, ok, tvarkoj. Jo, tai aš dėl tų prižiūrėjimo, tai iš principo prižiūrės LŠF-as ir yra tam tikri triggeriai, ne, tai kažkokie pažeidimai, kažkokie nusiskandimai iš orgų, kažkokie nusiskandimai iš žaidėjo tam, kad triggerinti review. Mes negalime tiesiog taip vienašališkai tipo gaunam kažką ir iškart tipo braukiam žmogų iš gyvenimo. Nes vienas dalykas, nu, mes norim tos maršalus, kad jie tobulėtų, tam reikia nubilinti žmonių skillsus. Tai va. Bet jie bus under review, jeigu yra problema. Kas yra Walkeris, no idea, kuria mygą nežinau, spėju darbe, būsimiems maršalams, bet nemalonum paklausti, kokie perksai maršalam. Ok, cool. Kunigėlis spoilina, ne? Kunigėlis spoilina. Tai kokie perksai? Tai dabar taip, visų pirma, mes turime tą variantą, kad tiesiog važiuojate kaip žaidėjai ir atliekate, vadinkim, tą visuomenės darbą, ne, ir ten kažką tai pastebėjote, atlikote šiek tiek daugiau negu žaidėjas. Dabar jeigu jūs važiuosite ir su organizatoriais tarsitės dėl kažkokios pagalbos, tarkim, mano pavyzdys, man teko važiuoti į Big Bossą, dalyvauti tiesiog taisyklės, padėti žmonėms išsilaikyti, ten paaiškinti netikslumus ir panašiai. Aš 3 valandas atsidėjau tenais, taisyklės pravariau ir aš aišku turėjau išvažiuoti namo, bet aš paprastai tikiuosi, kad tokia atveju su organizatoriai, su maršalais susitars iš anksto dėl kažkokių perksų, tai tipiškai bus tikriausiai kažkoks free game'as ar dar kažkas tai. Jeigu bus LŠF renginiai, o mes gal vis dar svarstom apie vasaros festivalį, tai be abejo bus manau, kad šitoj vietoj kažkokie perksai. Aš dabar net nepakomentuosiu detaliau. Ok, gal kažkokios nuolaidos bus, nes mes kai su organizatoriais turėjom diskusiją, ten buvo daug visokių idėjų ir ten dovanėlės ir dar kažkas, bet viskas labai vyksta organizatorių formate. Tai čia labai priklauso nuo orgo ir kaip jisai traktuos ir kiek jam rūpi tie maršalai ir mes dar nežinom, kiek jam naudos atneš. Tai aš manau, mes šitą dar klausimą padevelopinsim su pačiais maršalais, kai juos atsirinksim, na tai vis dėlto kas tiems žmonėms būtų nice to have, nes ne viskas yra available, bet pradėkim žiūrėti, kas yra nice to have ir tada pažiūrėkim, kas yra available, kurioje vietoje mes susitinkam, nes jeigu mes turim, tarkim,
Naura 300 maršalų ir visi užsiregistruoja į Santa Clausą. Nu, tai žiauri be McCloudinis žaidimas, bet nu, ta prasme, suprantam, kad negalim visų maršalų for free leisti, nes organizatorius, nu, čia common sense. Tai va, tai apie perksus kažkaip labai aptakiai, detalių nieko ir nepasakysiu. Gerai, Vytas klausia, kas yra rimtas pažeidimas. Saugumo taisyklių rimtas pažeidimas, aš manau, kad vienas iš tokių dalykų tai yra, vienas dalykas yra, pirmas požymis yra pakartotinas. Antras požymis yra nesigailėjimas padaryto pažeidimo, tai yra bet kokio pažeidimo. Tarkim, kaip pavyzdys, ne, jūs varote akla ugnim, jums pasako žaidėjas, kad, arba maršalas pasako, kad jūs atsiprašau, bet jūs varote akla ugnim, jūs nematote, kur šaudote ir jūs, tai yra general rule. Jisai tipo maždaug 3, pašoltų ir taip toliau varo savo. Tai iškart klasifikuojam kaip rimtą pažeidimą. Ta prasme, jeigu pirmų atveju būtų pasakęs, sorry, hebra, blemaškai, čia my bad, my mistake, po tokio antro iškart yra rimtas pažeidimas. Ane, tarkim, patologinis pažeidimas yra neprisipažinti. Ir čia kai jau yra, ir labai sunku, aišku, tai identifikuoti, bet, pavyzdžiui, man tenka atsistojus būti nušautam dažnai, aš toks nelabai mėgstantis būti nenušautas, dažnai atsistoju, tiesiog pasižiūriu situaciją iš šono ir, matai, kaip žmonės, matai, kada hitina, ta prasme, matai, kai užveda šratus ir dažniausiai žmonės prisipažįsta 99% atveju, ypatingai, kai stovi šalia kažkokių ten 10 metrų. Tai va, bet tikriausiai reikės, čia geras pastebėjimas iš Vyto, reikės paklasifikuoti tos, kas yra rimtas, kas yra nerimtas ir reikės kažkokių guideline sudėlioti. Tai ačiū už pastabą šitoje vietoje, nes tikrai tas debatas bus. Dėkui. Gerai, Aurikas klausia, ar bus maksimalus maršalų kiekis, ar primsit visus, kurie tik norės ir atitiks reikalavimus. Tikriausiai šitam etape primsime daugiau, bet labiausiai ko žiūrėsime, tai į regionus. Jeigu, tarkim, visi maršalai bus Vilniuje, tai I'm not happy. Ta prasme, aš norėčiau, kad tai būtų visos Lietuvos mastu. Aš labai skatinu hebra iš Marijampolės, Alytaus, Klaipėdos, Šiaulių, ten, nežinau, Panevėžio, registruotis, kad bent po porą maršalų būtų tikrai tose regionuose. Tai vat ir būtų toks, būtų padengta visa Lietuva, nes bus tikrai daugiau veiklų, ne tik tai varinėti žaidimus ir skambinėti, kad ten kažkas kažkur McCloudino, nes visokius pokyčius įgyvendinti, naujoves kažkokias įvesti, tai irgi bus maršalų, sakykime, maršalai pagelbės LŠF, jie bus akis ir ausis žaidimuose ir pasakys, pavyzdžiui, kad ten, nežinau, dabar transporto taisyklės mes darėm, galbūt kažkokie orgai pradės jas taikyti ir pirmi feedbackai pareis iš maršalų, kad tos taisyklės arba tie principai, kuriuos mes dėl transporto naudojame, kuriam jie visiškai neveikia. Tai čia iš maršalų mes tikriausiai gausim pirmus skambučius ir pirmą grįžtamą ryšį, kad reikia kažką tai keisti arba kažko trūksta taisyklės arba dar kažkas tai vyksta. Tai va. Ar maršalo review atliks LŠF atliks? LŠF valdyba. Nebent turėsim kažkokį mistinį atskirą organą, jeigu ta sistema įsivystys iki tokio didelio dalyko, bet atliks LŠF vienašališkai. Nes programa yra LŠF kontekste. Taip kaip mes organizatoriaus darbuotojų neatleidinėjom, taip organizatoriai neatleidinėja maršalų. Tai va. Ar būtų galimybė filmuoti savo darbą 99% no tikriausiai, nes aš net neįsivaizduoju čia tipo bodycamus, kad turėti. Šiaip tai būtų prikolas, bet su tais 2000 eurų sąskaitoje LŠF I doubt, kad mes galėsime jos aprūpinti taip, kaip aprūpina Amerikoje policija. Šiaip tai būtų prikolas, ta prasme. Aišku, man tai lakstantys žmonės su kamerom į konfliktus biškai tokius Karen primena, žinot, kaip Amerikoje būna. Bet ir nežinau, ar tai bus prieinama informacija. Čia dar kitas klausimas. Manau, kad ne, bet būtų visai nice. Jo, tai va, Irbis. Ar nebus maršalų pirkimas iš organizatorių pusės? Jo, mes apie šitą galvojame, ar nebus tie perksai kažkokie maršalų pirkimas iš organizatorių pusės. Jo, tokia problema egzistuoja ir
kadangi mūsų tikslas visų pirma yra stebėti žaidėjus pirmoje vietoje ir jeigu jau ten bus tokia situacija, kad yra problemos su organizatorium, ko aš abejoju, kad bus labai dažnai pasitaikantis dalykas, tai aš nedėčiau čia labai didelio pliuso. Tuo labiau, kad ir perksų mes dabar kažkokių papirkimų labai, taip, kaip ir nelabai dabar turime aiškiai išsiviešinę ir išsigryninę. Ir dar jie skirsis nuo organizatorius prie organizatoriaus. Tai jeigu mes gausim signalą, kad kažkoks orgas ten... Prasme, maršalo darbas nėra važinėti ir dėliot žalias vėliavėlės, kad koks nerealus yra organizatorius. Tai nelabai matau, kokio organizatorius gali būti naudą turėti. Ok, jisai gali duoti nemokamų bilietų LŠF maršalam ir tada į jo geimą prigužės maršalų ir tada bus tikriausiai geriau, negu kad jų iš vis nebūtų. Tai kaip ir pliusas žaidėjim, kurie atvažiuoja, nes yra daugiau, vadinkim, prižiūrinčio personalo. Tai tiek apie tą papirkinėjimą. Dabar Lokys klausia dėl maršalų kiekio. Jis bus ribojamas. Indien. Bet, ta prasme, mes dar nesame apsibrėžę kiekio, nes mes no idea, kiek žmonių norės būti tais maršalais. Ir tarkim, ok, mes Vilniui, tarkim, turim, nežinau, dafiga žaidėjų, mes galbūt pasimsim kažkokį šrato kažkokią statistiką. Bet ar 30 maršalų Vilniui yra daug ar mažai? Aš tai manau, kad ok, bet nei vieno maršalo Kaune yra mažai. 5 yra mažai, 10 yra mažai, 20 Kaune aš manau, kad jau būtų nice turėti maršalų ir 20 Vilniuje, kaip pavyzdys, ir tada 20 Klaipėdoje ir, nežinau, visų, bent jau po 20 apskrityje ar ten apygardai, whatever. Tai bet mums tikrai nereikia 1000 maršalų ir tikrai jų niekada tiek nebus. Tai aš manau, kad mes iki ribojimo tiesiog neprieisim, tiesiog nes tiesiog žmonėms dažnai pochui. Tai vat. Ar galima užsiregistruoti tapti maršalu tam, kad netapt pačiam maršalu, bet kaip orgas įsitikinti, kad viskas ok, su programa pamatyti jų ruošimą, etc. Tošis, žinai, ką padarom? Po myto susiskambinam arba parašyk e-mailą į info LŠF, aš vis tiek jį skaitau ir pakalbėsim what's the issue, nes buvo organizatoriam pristatymas, nežinau, ar jūs reginotės pas mus kaip į tą mailing listą ir būtinai galėsim pakontaktuoti, pasišnekėti. Aš kai kurių dalykų nenoriu viešinti, noriu, kad tai būtų tik tai maršalams skirta informacija. Bet kažką sugalvosim tada, kad išspręsti tavo baimės, nesakykime, dėl ko tu ten parinėsi, kaip jau bus paštirpasi. Nes iš principo, pagalvokit iš tos pusės, į to šis dar replika, jeigu žaidėjas pamatė situaciją, kreipiasi organizatorių ir jisai reaguoja į tą jo kažkokį tai pasakymą, kuo tas žaidėjas yra geriau paruoštas negu LŠF maršalas ir kodėl turėtų tada nereaguoti LŠF maršalo pastabą. Tai jeigu organizatorius turi reaguoti į žaidėjo pastabą, tai į LŠF maršalo pastabą jis yra tiek pat geras žaidėjas, kaip minimum, tiek pat kvalifikuotas, kiek ir paprastas žaidėjas. Tai jeigu mes bent 5% geriau padarysim ir jis turės didesnį interesą kažkaip tai reportinti arba gvildenti tas problemas, tai aš manau, kad jau vis tiek bus pliusas, kad ir kaip jis bus paruoštas. Nes nėra taip, kad jis dėlioja vėliavas už LŠF ar už organizatorių ir vis tiek galutinį sprendimą pirmiausia priima pats organizatorius. Nepamirškit to, kad organizatorius nusprendžia, kiek reikia reaguoti į tą pranešimą, kurį pateikia ar žaidėjas, ar tas pats LŠF maršalas. Tik tai aš tikiuosi, kad iš užsiregistravusių organizatorių jie rimčiau žiūrės į tą problemą. Gerai, važiuojam toliau. Jeigu LŠF maršalų žaidime trūksta organizatorių, galės paskiria savo maršalus. Organizatoriai visada paskiria savo maršalus. Bet kuris, jeigu pats organizatorius vaikšto, tas pats bomberis, tas pats žalės vaikšto po poligoną, jis yra maršalas, by default. Ta prasme, tiesiog tas žodis orgas ir maršalas, jie užsienį, tai yra tas pas mus ir užsienį, tai yra tas pats dalykas. Tik tiek, kad tipiškai orgai ir maršalai vaikšto su geltonom liemenėm, aiškiai identifikuojame, kad jie yra organizatoriai. Mūsų atveju žaidėjai žais be liemenio ir jie tik pastebėję kažkokią situaciją, tik tada persijungs į maršalo maudą, jeigu ta situacija ten yra kritinė kažkokia, ten jau, ir čia bus jau subjektyvus vertinimas, kas yra tas rimtas pažeidimas ir kritinė situacija. Tai va. Apie McCloudus kita kalba, apie McCloudus kita kalba, apie kitus pažeidimus. Tikriausiai Vytas turėjo menį klausimą, kurį pateikė prieš
Tai kas yra rimtas pažeidimas? Tai McCloudas jau yra rimtas pažeidimas. Bet, ta prasme, reikia suprasti, kad egzistuoja ir tas McCloudavimo lygis, ne? Jeigu, ta prasme, jeigu žiemą, pavyzdžiui, su pufaikiam žaidžia, labai dažnai nejaučia iš toli pataikymų ir panašiai. Ne visi žmonės McCloudina on purpose, let's be honest. Bet yra žmonių, kurie piktybiškai McCloudina. Tai aš sakyčiau, čia kaip ir visur reikia suprasti tą dalyką. Apie okay. Sveiki, rašo skaičių kratinys. Esu siūlomas komandos, kaip kandidatas registruoja komandą. Ar registruosi pats nurodymas, kokio organizatorių atstovauju? Aš esu truputį sutrikęs. Į LHF maršalus registruojasi žaidėjai. Organizatoriai registruojasi, kad pas juos į žaidimus važiuotų maršalas. Tai reiškia, jie sutinka, kad maršalai dalyvautų pas juos žaidimuose. Jeigu tu esi žaidėjas ir net jeigu tu priklausai kažkokiai tai komandai, registruojasi kaip žaidėjas, ne kaip komanda ir tampi maršalu, nesvarbu, ar tu priklausai kažkokiai komandai ar nepriklausai komandai, just tip, jeigu tu manai, kad, jeigu tu esi iš kažkokios komandos, nereiškia, kad galėsi savo komandai freeridinti, kad jie gali cheatinti. Just, jeigu nežinot šitą dalyką. Tai va, tai tiek. Dabar Žilvinas klausia. Ar bus pagrindinių taisyklių rinkinys, kurios privalomos orgam? Replika per softpunks geimuose nenaudojamas liemenes, Discord'e buvo diskusija, kalba eina apie listą privalomas ir galimos interpretuočio maršalams. Šiaip jūs palėtė tokią skaudžią temą. Iš principo, kai organizatorius užsirašo, kad jis naudojasi LHF bendrosiomis taisyklėmis ir chronuoja ir daro tos tam tikrus dalykus pagal nacionalinės taisyklės, kurias mums tiesiog, kai kurias organizacijos, aš organizacijos nekūriau taip tiesiogiai, tai mums nuleido ir mes tom taisyklėm turim vadovautis ir jos dabar pasivadino LHF taisyklėmis. Tai principai, jeigu jis rašo, jis turi jomis vadovautis. Išimtis yra tada, kai organizatorius aiškiai nurodo specifinėse taisyklėse, kad tam tikros taisyklės yra keičiamos. Kodėl? Nes, kaip pavyzdys, mediko pas mus taisyklė yra ten vienokia. Žaidime galbūt reikia kitokios. Pavyzdžiui, LHF taisyklėse numatyta, kad reloadas iš maišelio ir švirkšto yra tik tai fobose arba mertvekose, nes nors fobai nėra taip griežtai apibriežti pačiose taisyklėse. Puiku, gal jiems reikia kitokių reloado taisyklių. Tarkim, galbūt jie turi draudimus dūmam, galbūt jie turi ten kažkokius griežtesnius draudimus kitiems aspektams, arba kaip tik jie yra laisvesni, nes to reikalauja scenarius. Tai organizatorius turi teisę keisti tam tikras taisyklės, apie tai praneždamas specifinėse taisyklėse, aiškiai identifikuodamas, kad pas mus bus taip. Ane? Tai čia yra vienas aspektas. Kiek pamenu, to diskusijų apie punksus, jie nepranešė, nebuvo, man atrodo, žymėta, kad pas juos liemenės privalomas. Buvo, ne, kunigėlė? Tai va, jie aiškiai nusirodė, tai iš principo, jeigu jums nepatinka šitas dalykas, kalbėkite su organizatoriais, mes išgirdome šitą dalyką, kalbėjome su tais pačiais, gal netiesiogiai kalbėjome, bet sakėme, kad mūsų nuomonė, kad čia yra ne visai make sense dalykas. Tai ar organizatorius norės šitą dalyką įsivesti, griežtinti, keisti, čia priklausys nuo jo bendruomenės paties vidinės. Jeigu punksų žaidėjams nereikia raudonos liemenės, tai tada organizatoriai darys taip, kaip reikia jų tikriausiai klientam. Jeigu jūs esate griežtai už tai, kad būtų liemenės ir jums tas yra taip labai labai blogai, nevažiuokit į tos geimus. Važiuokit tos geimus, kur yra liemenės. Nes punksai turi kažką pasiūlyti, dėl ko jūs ten važiuojate. Jeigu liemenė kritinis dalykas, važiuokit į punksus. Tiesiog, pasirinkite, kas jums yra svarbiau. Ar žaisti tam pastate Vilniaus centre ir, ta prasme, niekur nevažiuoti valandą ten, nesikratyti kažkur tai toli, o žaisti čia ir tada kentėti dėl liemenių ir tų dalykų. Ačiū Martin už pastebėjimą, dėkui. Ar bus... Tai va, taip, Žilvinai, aš tikiuosi atsakiau. Ar jisai turi išmanyti specifinės taisyklės? Dar pridėsiu tą, Žilvinai, dėl ar maršalai turi išmanyti specifinės taisyklės. Jie turi žinoti tam kontekste, kiek jos keičia bendrasias. Kaip pavyzdys, mes turime sudėtingas stalkerio taisyklės dėl apieškojimo.
Ir jos šiek tiek, mes neturime jų nacionalinių, šiek tiek varijuoja. Vienur užtenka, reikia fiziškai apieškoti, kitur galima ir fiziškai, ir su sutikimu. Yra įvairios, kaip ten paėmimas į nelaisvę keičiasi. Apsvaiginimai visokie prasideda. Nu, ta prasme, visokie tokie dalykai. Ir šitie dalykai labai smarkiai varijuoja nuo serijos, nuo organizatoriaus, netgi organizatoriai adaptuoja ir tobulina taisyklės, mokydamis iš praėjusių renginių. Ir čia tikėtis, kad maršalas tau gebės paaiškinti, kad tu turėjai būti nukreipęs ginklą į tą savo belaisvį, ar neturėjai būti nukreipęs ginklą į savo belaisvį, ar tu teisingą klasę naudojai, imdamas į nelaisvę. Aš nekelsiu tokio tikslo savo LŠF maršalam, kad jie išmanytų idealiai boso taisyklės, ten, kad 7 pastate vakare tik 1 klasė nuo 2 iki 5 aukšto. Nu, ta prasme, pačios taisyklės yra 15 lapų. Tai tiesiog, na, mes norim jos dirbti ant tų nacionalinių labiausiai taisyklių ir kad jie jas gerai išmanytų ir padėtų organizatoriams su pačiu organizavimu ir jų priežiūra. Kiek tai manoma. Aišku, jeigu maršalas yra nusiteikęs ten kietai pavaryti ir jis išmanys tas taisyklės, mes labai happy visi būsim. Ir organizatoriai bus happy, ir žaidėjai bus happy. Tai tiek. Dar turit kokių nors rausinimų klausimų, kurie priverstų pasijusti nepatogiai? Praeisim, pakartosiu klausimą Danielius. Nepraėjus pirmą atranką, ar bus žaidėjų galimybė kandidatuoti kitą kartą? Jo, sure, why not? Ne, tai mes pakalbėsim su tais žmonėm, kurie kandidatavo, nes nėra tokia masė kandidatavusių. Šiaip norėtum jų daugiau, tai aš turiu tokią situaciją, kur vienas žmogus į LŠF įstojo vien tam, kad taptų maršalu, nesulaukė to fakto, kad jis gali būti maršalu nebūdamas LŠF nariu, bet ačiū jam už paramą, kad prisijungia. Tai va, tai jo, galės kandidatuoti dar kartelį, pakalbėsim kodėl. Testas nebuvo padarytas tam, kad tipo fail or not fail. Jis buvo padarytas tiesiog suprasti. Ir dalį mąstymo, ir požiūrio, ir panašiai. Ir biškį pažvengti. Nepakankamai daug atsakymas, kiek maršalų yra. Oi. Aš dabar galvoju, aš dar šerinu ekraną, nešerinu. Ok, tai palauk, reikia atsidaryti dabar iš karto tam prikolą ir pasižiūrėti. Galite visi nueiti ir pabūstinti iš karto man. Taip, dabar yra, kiek matau, 17. Tai vat. O kodėl jos turi būti daromos? Kodėl jos negali visą laiką būti? Tiesiog, jeigu jūs po 3 mėnesių pamatysit, kad gerai, kad tipo, sustiksit su maršalu, jis paaiškins, ką daro ir jums labai patinka, tai jums nereikia laukti kitų metų lapkričio tam, kad į maršalus susirašyti. Jūs tiesiog, mes manau, kad paliksim tą atranką laivų. Tiesiog gal tokiais kažkokiais etapais darysim, gal kartą apie mėnesį, gal jeigu atsiranda žmogus, tai jeigu matom, kad tai pasišnekam su juo ir bus viskas žiauriai cool. Nesuprantam, kad dabar čia initial toksai, galbūt va, turim dabar 16, tai ar ten 17, tai na, natūralu, kad sumažės, nebus tokiais būstais. Nu, aš galiu pasidžiaugti, kad pagal taisyklės visi žino, kad kai susitinkat vamzdis, nereikia mest monetos. Tai tas labai fainai. Tai vat, visi žino, kaip ginklą nešti maršalai, tai va tas pliusas yra, kurie nori tapti. Nu, su chronu biškį padirbėsim. Šiaip žodžiu, neblogai žmonės, šiaip neblogai išsilavinę, tai tas yra fainai. Tas yra fainai. Čia žadėjau biškį paspoilinti apie juokingiausius atsakymus, bet šiaip tokio esame griežto nenusistatę. Koks maršalo privalomas aktyvumo žaidimų skaičiui? Nesame nusimatę. Ir labai paprastai kodėl, nes Vilniuje vyksta gerokai daugiau renginių, apie kuriuos mes žinome, arba aplink Vilnių, arba aplink Kauną, arba, sakykime, Sūduvos Vilkai ten aktyviai reidus daro. Pentagonas, kai kuriuose regionuose yra renginių daugiau, kai kuriuose yra mažiau. Tai tarkim 10 per metus. Vilniečiams tiesiog yra easy kandama, tarkim, bet rokiškai biški bus reikalų. Tai
žiūrėsim lankščiai tai. Į tai, kiek žaidimų jis turi būti žaisti. Faktas, kad jis turi būti dalyvaujantis. Šarūnas klausia, kodėl maršalas neturi būti LŠF narys. Nes aš taip sugalvojau. Tiesiog. Nes aš manau, kad mums reikia, nes ne visi nori būti LŠF nariais ir aš juos gerbiu už tą sprendimą, bet galbūt jie tiesiog nori būti LŠF maršalais. Tai why not? Kodėl uždrausti? Kodėl negalima? Galbūt jie įsilies po to į LŠF ir taps LŠF nariais. Kodėl ne? Gal tai bus pirmas laiptelis. Mes taip pat labai rekomenduojam organizatoriam, kurie neorganizuoja šrate, prisijungti, susirašyti su mumis ir prisijungti tą prasme ir dalyvauti. Ir mes kiekvieną kartą, kai darom organizatorių vakarienę, labai dažnai turime labai daug orgų, kurie net ne visus gėjimus daro šrate, arba jau senai nedarė gėjimų šrate ir tiesiog vieną ar du gėjimus per metus organizuoja, jie vis tiek ateina ir mes vis tiek su jais bendraujam ir renkamės iš jų informaciją iš įvairiausių Lietuvos vietų. Nebūtinai taip, kad susirenka tik tai čia visi žinomiausi tie, kurie ten tos gėjimų savaitgalius organizuoja. Tai LŠF yra labai atvira organizacija, mes žiūriai dėkojam už tai, kad mus remia, mūsų ten 140 plus narių, bet mes mūsų tikslas yra iš principo turėti nacionalinę organizaciją, tai reiškia, turim būti, inclusive. Gerai, gal praleido ir bus kažkokie maršalų lygiai. Bus maršalai ir ne maršalai, tik 2 lygiai. Nebus kažkokių atskirų lygių, ta prasme. Nemanau, kad iki to prieisim. Dabar nėra tokios idėjos. Jeigu turit ką pasiūlyti, parašykit, tipo super maršalas, aš nežinau, neturim tokios idėjos kol kas. Ar maršalams reikės atnaujinti žinias, kas kažkiek laiko, kas metus ar kas pusmenį testų pagalba? Jo, tai gal šį kartą testas bus be bairių ir jo, turėsim tą atnaujinimą. Taip pat mes turėsim ten tokius biškai komunikacijos kanalus, nes bus vis tiek ginčytinų situacijų maršalam, kurie, pavyzdžiui, matė situaciją, kažkaip sureagavo ir jie nori pasikalbėti tiek su kitais maršalais, tiek su LŠF-u, kaip tą situaciją reikėjo traktuoti. LŠF-as iš to gaus naudą tiek iš tų testų perlaikymo, tiek ir iš tokių diskusijų ir komunikacijų, kaip reikėtų keisti taisyklės. Nes, tarkim, jeigu matėte testą, yra toksai klausimas, štai palaukit paskaitysiu, jeigu dar turit laiko, jeigu jūs užkniso, tiesiog pasakykit ate ir nesiparinkit, bet nes tikrai gal mes čia užsižaidėm. Kur yra klausimas apie automobilį, aš nerandu. Aiva, klausimas iš testo. Kaip manote, ar į už automobilio esantį priešą galima šauti per automobilio apačią, jei automobilio aukštis yra žemesnis nei per sulenktą alkūnę? Ir pagrįskite. Tai šitas klausimas buvo toks vienas iš tokių labiau pamąstančių ir mes paliekame jį, kaip jį atsakyti pamąstymui jums registruojantis, bet tokios situacijos, kuriuose yra tam tikros dviprasmybės, galbūt atsiras vietos patobulinti taisyklės, nebūtinai padarant jas daugiau lapų. Tiesiog. Lokys pasiūlymas dėl maršalo liemenės. Jo, fainai ansiuvai, bet ansiuvai yra perkai. Ta prasme, jie nice to have. Liemenė iš principo yra tam, kad nesuleistų tau šratu einant per mišką. Tai jinai turi ir funkcinę, ne tik estetinę vertę lokyt, bet šiaip fainai, tiesiog jie liemenė, aš, pavyzdžiui, nešiojuosi dažnai geimuose 2 liemenės, raudoną ir žalią. Jeigu aš atsitraukęs senis per 5 metrus, tai tada klausiu senį, ar tu esi vis dar už mašinos? Jeigu tu atsitraukęs 5 metrus, ar jau nebe už mašinos? Pagalvok, Tactical Day buvo, man atrodo, 10 metrų radiusas aplink mašiną, nežaidybinė zona. Tai čia pamąstymai. Šarūnas, jeigu organizatorius nedalyvauja maršalų programoje, ką maršalas darys tokiu atveju? Maršalas tokiu atveju žais. Jisai žais pasižaidime, jeigu jisai norės. Ir
nežinau, galbūt duosim kažkokių gerų fainų komentarų, arba parašys į LŠF, kad vat, jūs aфиgieni, arba uždėsim vėliavą. Nieko jis nedarys. Daugiau. Ta prasme, jisai neatliks savo kaip maršalo pareigų. Arba galbūt jis atliks jas žaidėjo kontekste, jis ir pasakys, aš esu žaidėjas ir mačiau tokią situaciją. Reaguokit kaip norit. Tai vat. Galbūt praneš LŠF-ui, bet mes jo nei prašysim, nei pareigosim, nei turėsim kažkokį norą duoti feedbacką organizatoriui. Nu tiesiog. Tai vat. Nes orgas turi sutikti. Kaip Amerikoje su policija. Ne jo jurisdikcija ten. Į kitą valstiją išvažiavo ir viskas. Jo, mes apie tai paskaitysim, apie tą situaciją ir kokia yra situacija pas tą organizatorių, bet, ta prasme, jeigu organizatorius, jeigu jam viskas yra gerai, kaip jisai turi, ir jeigu jam tų pastabų nereikia, mes gerbėm organizatorius pasirinkimą. Lokys vėl klausia, ar jinai bus kaip orgų liemenė. Jo, jinai bus žalia, kaip orgų. Yra tik dvi liemenės Lietuvoje naudojamas, yra raudona, kai tave nušauna, ir žalia, kuri reiškia nešaudyk, personalas. Tai vat, kadangi jie atliks tuo metu, kai vilkės tą liemenę kažkaip personalo vaidmenį, kaip pavyzdys tavęs eisi mertveką su chronu. Tai kol jis nueis nuo vieno A pusės mertveko iki B pusės mertveko, būdamas tik su antsiuvu, jis tikriausiai bus sulestas, o jeigu jis su liemenė, jis bus mažiau šansų, kad bus sulestas. Tai vat. Seniui neramu, kaip maršalas elgsis pas organizatorių, kuris naudoja LŠF taisyklės, bet specifinės taisyklės vis tiek prieštarauja LŠF taisyklėm. Kaip tada? Kaip ir šnekėta prieš tai, organizatorius skelbia, kad jis naudoja LŠF taisyklės ir tas specifinėse taisyklėse daro pakeitimus. Jos gali būti tiek į tai, kas seniui labiau patinka, į tai, kas seniui labiau nepatinka. Aš, pavyzdžiui, draudžia kuliakus ir snaiperius savo poligone, kaip pavyzdys, ane? Arba draudžia full auto, apskritai, pavyzdžiui, organizatorius, ane? Arba, nežinau, leidžia aklą ugnį, for whatever reason. Aš nevažiuočiau, bet feel free. Organizatorius lygiai taip pat sėkmingai gali visiškai nesivadovauti LŠF taisyklėmis. Ir jis automatiškai, aš tada nenorėčiau, kad jisai nedalyvautų šitoje programai. Tai va, tai jeigu ten yra common sensas, nu, tai tiesiog, jeigu toks organizatorius, kuris nedalyvauja maršalo programai, tokias nesąmonės daro, tai tiesiog, jeigu jis dalyvauja ir tokias nesąmonės daro, kad ten jau nesąmoningai keičia taisyklės, tai tada, nu, tikriausiai jisai negali toj programai dalyvauti kaip organizatorius. Nesivadovauja tą dvasią. Tai va, okay. Prašom, Loki, už atsakymus, no problem. Kaip maitinti maršalo darbą? Nes praktika rodo, kad entuziazmas greit išgaruoja, kad čia nebūtų maršalų vaiduoklių. Bomberį, nu, tikriausiai reikės kažkaip per perkus kažkaip daryti. Bet jo, mes daugiausiai remiamės savanoriškų darbų. Šiandien yra 8:30 ir man irgi pinigų nemoka už tai, kad čia lelekinčiau ir alų gerčiau ir elektrą deginčiau, bet, nu, tiesiog yra žmonės, kurie tiki bendruomenį ir nori, kad bendruomenė būtų, nu, kažkokia geresnė, ir yra žmonės, kurie atvaro ją pažaisti. Ir vis laik bus tos kelios pusės. Tai pabandysim mes, jeigu į programą išjudės, aš kaip pavyzdys planuoju pavasarį daryti žaidimą, nediduką žaidimuką, nieko ten komerciško, 40 ar 50 žmonių, ir aš planuoju tiesiog, kad, nu, tipo, LŠF hebra ir maršalai žais for free. Just because. Visi kiti gaus paremtų kopūstėlių statybas. Tai va, tai tokie perkai bus visai nice. Gal vienas kitas organizatorius, tarkim, ten, nežinau, padarys kažkokį, tai ten, nežinau, greitą chronavimą ir panašiai. Nu, pagalvosim, su maršalais pasitarsim, čia yra mūsų silpnoji projekto vieta. Jeigu mes pinigai išiktumėm, tai tada mes su mielu noru visiems pirktumėm ten, nežinau, Zephyr batus maršalam ir panašiai, kaip goodie bagą, bet dėja neturim babkių. Tai va, tai that is a issue. Tai va, Šarūnas, ar gali maršalas nepadėti, nors ir prašo organizatorius, tik žaisti, reportinti problemas, ar privalo padėti? Kaip ir minėjau, maršalas nėra
organizatoriaus darbuotojas ir nėra atstovas ir jis neprivalo padėti organizatoriui, jeigu, ta prasme, kaip pavyzdys, dar nežinau, ką padėti, bet aš įsivaizduoju taip. Jūs įsivaizduokit, norit po geimo susitvarkyti šiukšles. Ar čia maršalas privalo padėti? Jisai sumokėjo savo 25 eurus ar 15 eurų ar 5 eurų. Jis atvažiavo, jis atlošė, jisai reportino, jeigu matė kažkas pažeidimus, ar ne kažkokį konfliktą sprendė, viskas, jis išvažiavo, jisai susimokėjo pinigus. Jisai, ta prasme, jis atliko savo darbą kaip maršalas ir jisai atliko savo darbą kaip klientas, atnešdamas jums pajamas kaip organizatoriui. Tai va, jeigu organizatorius kreipiasi į maršalą ir sako, seni, ar tu gali man padėti, jis sako, sorry, Mike, aš atvažiuosiu paskutinę minutę ir negaliu padėti chronavime, man atrodo, kad logiška, kad jis nepadės chronavime. Jeigu jisai nenori, negali, nemoka arba turi kitų planų, jisai turi teisę nepadėti. Taip kaip organizatoriai turi teisę jokių perkų neišskirti. Bet mes tikimės, kad šitoje vietoje bus kažkoks sutarimas. Tai va. Ypatingai kalbant iš žmonių, iš organizatorių, kurie registravosi programą ir kurie kaip ir palaiko programos dvasią, tai mes manome, kad bus ten kažkokių tai, pavadinkim, perkų, kažkokių naudų. Tai va, nes kaip ir minėjau, LŠF irgi mes kaip ir teoriškai neprivalom kažkaip važiuoti kažką padėti, bet orgai paprašo ir būna, kad važiuoji. Tiesiog tik tai tam, kad padėti. Į geimą nevažiuoji, nes nėra laiko. Tai va, ar dar bus klausimų? Kukį vrepinam? Nes kažkaip neraustina. Pusė jo, neraustina. Pernelyg gerai Simpsonai paruošta programa panašu bus, tai atsakė visus galimus klausimus. Tai ačiū Simpsonai, samus geras pristatymas, ačiū bendruomenė. Tikrai ir buvo ir taiklių klausimų, ir buvo šiek tiek kažkokių bandymų anonimiškai parodyti ragus, bet nesigavo. Tikėtina kunigėlį, man atrodo, užbadinti tie žmogų, ne? Deportavom. Supratau, labai gerai. Tai dar kartelį dėkoju visiems 50 plus asmenų, kurie susirinko čia paklausyti mūsų programos. Visus raginu tikrai registruotis, padėkit mums suprasti visą bendrą ergonomiją, kaip turėtų veikti maršalai. Ir realiai mes galim kurti programą, sėdėti, piešti ant popieriaus lapo ir galvoti, kad mes viską suvokiam, bet realiai nei be organizatorių, nei be jūsų mes nieko toliau nenaisim ir nepadarysim. Išsigryninkim informaciją, startuokim, dirbkim, darykim ir gerinkim iš esmės Airsoftą Lietuvoje. Tai ačiū visiems, geras vakaras, gražaus likusio vakaro ir susimatom jau mūšio lauke. Iki. Davai, iki.